Sveikinu, mėlyjeji. Lietuvoje pradėta įteisinti pedofiliją. Ką aš minėjau prieš porą metų, kad reikia to laukti, mes to jau sulaukėm. Birželio 4 dieną Lietuvos Seimas 55 Seimo narių už priėmė 150 baudžiamojo kodekso pataisą, kur kalba apie prievartavimus. Ir jeigu tikėti Igno Vėgėlės, laisvanoriškas sutikimas, arba kaip pasakė viena Seimo narė, tik taip reiškia taip, pagal šitą projektą bus taikomas ir vaikams. Kitaip tariant, jeigu vaikas, taip įsiskaitykit 150 straipsnį, jeigu vaikas laisvanoriškai sutiks, jokio lytinio prievartavimo ar kitokio žaginimo nebus. Paskaitykit 150 straipsnį. Ir man labai keista, kaip mes svarstom tokius įstatymus, kuomet mes turime Bartoševičiaus bylą nesibaigusią aukščiausiame teisme. Keista ir gėda, kolegos. paaiškinimu to baudžiamo kodekso pakeitimo, tai sudarosi taip, kad vaikus jau galima prievartauti. Kol kas tik tai reikalingas vaiko sutikimas, bet tokius pasakius pasiduokit dabar prie teisę prievartautoją, kuris išprievartavo 3 metų mergaitę arba berniuką. Tu sako, aš gavau sutikimą. Kaip? Aš sak paklausiau, tu su manim siek susiminėsi, jinai linktelėjo galvą. Ir kaip galvojat, teismai, kieno pusėje bus? Tai aišku, kad prievartautojo. Visų pirma, tai lengviau, tai reiškia, nereikia ten gilinėtis į niuansus, visą antrą savo apsaugosi. Kai kas sakys, tai nesąmonė. Sąmonė ar nesąmonė? Na, pavyzdžiui, bet Igno Vėgėlės juridiniu išprusimu, manau, mažai kas galėtų abejoti. Jeigu tai aš sakyčiau, kaip Gintautas, nors pas mane 200 teismų posėdžių gyvų už pečių 4 pasaulio valstybėse. Pas man pagrindinė civilinis kodeksas, aš net Baltarusijoje sugebėjau laimėti teismą prieš Baltarusijos muitinę. Taip pat aš irgi turiu juridinės patirties ir labai nemažai ir daugeliuose šalyse. Ir kas labiausia, kad tik 55 Seimo narių užtenka, kad įteisinti pedofiliją. Jų tarpe buvo ir Rokiškio Seimo narys, ir ten gali pažiūrėti kitus, ir konservatoriai su socdemais balsavo vieningai, ir tik 4 Seimo nariai buvo prieš. Netgi ta Nemuno aušros irgi, man atrodo, vienas narys balsavo už. Galbūt jis toks ir yra. Visokių būna. Žinoma, nieks prieš. Seimas už, vyriausybė už, prezidentas už, Lietuvos žiniasklaida irgi tyli. Kaip suprantu, tauta jūs irgi tylit. Aš teisingai suprantu, kad jūs visi už pedofilijos įteisinimą, nes realiai nematau reakcijos. Kad jūs nerašot komentarų, kad taip nesąmonė, mes čia teisime, čia kažką darysim, bla 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 bla. Mas mano vaikystėje tarybiniai išmokė, kad mes ne žodžiais, o darbais tėvynę mylim. Iš principo, Seimo nariai, dauguma iš jų, esą bailiai. Dėl kelių priežasčių. Pas juos pasitikėjimas savim žemesnis plintuso, su labai tokia sergančia ego. Ir iš esmės juos labai lengva įtakoti. Jeigu tauta neįtakoja, tai įtakoja pedofilai, įtakoja vagys, įtakoja tiem, kam reikia. Tai kažkas, tai ką mes čia galim padaryti, čia toks Seimas, čia valdžia, aš čia debilas, nieko negaliu padaryti, aš tik tai pasiskūsiu savo komentaruose, koks aš debilas. Lietuvoje 141 Seimo narys. Ir tik 55 balsavo už ir to užteko. Kur dar buvo likusieji? Beveik 100. Neaišku, kažkur vazojosi. Nebuvo savo darbo vietoje. Nu, čia kitas klausimas. Kai Seimo narys nebūna savo darbo vieto, jam už tą algą moka? Moka. Ar jūs pabandykit bent vienas nenuveikti savo darbo vietą, algą gausit? Negausit. Teisybė? Teisybė, teisingai. Viskas Lietuvoje yra teisingai. Yra 71 vienmandatininkas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia asmeniškai išrinktas kažkurioje tai rinkiminiai apylinkiai. Ir jiem vėl rinkimai. Net taip už kalnų, už poros metų jau, šiandien 28 metai bus. Tai kas čia belika? Nieka nebelika. Ir jiem visi jau dabar turi rūpintis rinkimais, jeigu nori pakliūti. O jie visi nori pakliūti tą šiltą vietelę. Ir mes visi turim labai gerą instrumentą, tą pačius socialinius tinklus, tos pačius komentarus, tos pačius postus.
Bet reikia neverkti po tokiais kaip šitas video savo komentaruose, minim tokius dalykus pasidalinti. Visų antra, rašyti užklausas savo Seimo nariam, vienmandatininkam, kas buvo išrinktas tavo apylinkiai. Kodėl tu balsavai? Tai gal tu pedofilas? Gal tu, ta prasme, nori būti? Gal tavo aplinkoje pedofilai? Ta prasme, spausti Seimo narius, pasiaiškinti už tokius veiksmus. Ir šiandien iš to klausimų. Tas pats ir, ta prasme, santokų psichiškai, galimai psichiškai nesveikų žmonių. Jūs visi suprantat, apie ką. Aš kalbu, tai Lietuva irgi bus įteisinta. Ir jeigu mes nieko nesimsim, turėdami instrumentus, su mus darys, ką noris. Nes kai bailiai vadovauja, tauta dar bailesnė. Jie pasijaučia labai dideliais bosais ir supranta, kad su šitais halopais, su šita kažkokia biomasė, biorobotais, galim daryti, ką nori. Tada jų ego iškyla, kaip jie vadovauja, kaip jie gali daryti su mumis, ką norim. Tai vat, mėlyjei, arba mes kažką imam ir darom, naudojam socialinę erdvę savo reikmėms. Įsivaizduokit, kad būtų 10, 15, 20 tūkstančių lietuvaičių ir tai savaitę užklausė savo Seimo nario dėl vieno ar kito klausimo. Kaip galvojat, Lietuvoje kas nors pasikeistų ar ne? Manau, kad labai stipriai pasikeistų. Nesvarbu, ką užklausėt. Bet iš principo įvyktų ta tikroji atstovaujama demokratija. Visi sako, pas mūsų demokratija, mes demokratiniai valstybėje gyvenam. Subinė jūs gyvenat, o ne demokratiniai valstybėje. Jūs ne vienas neužsiemat valstybės valdymu. Jeigu anksčiau tai buvo beveik neįmanoma, kai nebuvo interneto, tai dabar viskas mūsų rankose. Bet visi tinginiai. Jums geriau pažiūrėti durnus video, palikus užpakalius, padročinti, galbūt pamasturbuoti, paburnoti ant Putino, ant Zelenskio, ant valdžios, ant Landsbergių ir nieko nedaryti. Man pažiūrėkit komentaruose, jeigu jūs palaikot pedofiliją, viskas tvarkoj, aš suprantu, pas man yra gyvenimo strategija numatyta, tas variantas man buvo numatytas, ta prasme, ne veltui aš Baltarusiją ir Rusiją ieškau atsarginių bazių, kad kai jūs jau nuspręsit žudyti ir prievartauti savo vaikus, kad aš savo vaikus, anūkus, ar dar kažką tai, kas bus tuo metu, turėčiau kur išvežti ir netrukdyti jum nusižudyti. Jau kažką tai nori daryti, imam ir darom. Reikia dabar nusiskundimai po šituo ir kitais video, aš priimu kaip sutikimą pedofilijos įteisinimui. Nes mes ne žodžiais, mes darbais tėvynę mylim. Minimum repostas, pasidalinimas ir kalimas savo Seimo nario. Į savaitę bent, pavyzdžiui, įdėję Seimo narys postą. O dėl ko jūs balsavot už pedofilijos įteisinimą? O dėl ko jūs balsavot už tą? Matom, kad artėja balsavimas dėl psichiškai nesveikų įteisinimo. Užklausiam ir jeigu pas Seimo narį, vienmandatininką, bent 1000 ateis užklausimų, arba sakys, prašau balsuoti prieš psichiškai nesveikų įteisinimą, kaip jisai balsuos. Jisai norės pakliūti Seimą. Koks 1000 rinkėjų, tai čia skaityk, visi tavo rinkėjai, kurių tau užtenka, kad pakliūti arba nepakliūti į sekantį Seimą. Mes turim aфиgeną instrumentą, bet mes debilai jo nesinaudojam. Aš tą darau su savo Seimo nariu, bet jeigu tauta nuspręs, kad to daryti nereikia, aš rankas pakeliu, paskui tada reiškia, aš mūsų išrinktiesiems kaip tik padėsiu įteisinti pedofiliją, kad greičiau jūs suprastumėt ir greičiau jum išdulkintų. Tokiu būdu bus pasiekti tikslai greičiau. Tautą nužudyti yra žymiai lengviau, negu tautą išsaugoti. Kokį kelią jūs pasirenkat? Nusižudyti kartu su tauta? Ar išgyventi? Tavo teisė rinktis. Bet tokiu atveju tu esi nuostabus. Jeigu iki čia dažiūrėjai, tai gal kažką tai ir suprasi, bet ne faktas. Laukiu jūsų nuomonės.